Sveiki! Šiandien gilinamėsi į Google Ads kampanijų valdymo pasaulį. Remiamės į straipsnių geriausi Google Ads įrankiai kampanijų valdymui. Na, o mūsų tikslas pažiūrėti, kokiegi tie įrankiai yra naudingiausi, kad reklama internete veiktų geriau. Tikrai taip. Ir, žinai, be tų specializuotų įrankių Google Ads platformai, būtų tikrai sudėtinga. Jie padeda ir biudžeto optimizuoti, ir auditoriją tiksliau pasiekti, ir, kas labai svarbu, aiškiai matuoti, ar sekasi gerai. Gerai, tai pradėkim nuo pagrindų. Raktinių žodžių planavimo priemonė, ar ne? Keyword Planner. Atrodo bazinis dalykas, kokia jo reali nauda. Jis yra daugiau nei tik paieška į raktažodžių. Su jo galima suprasti paieškos apimtis, aišku, konkurenciją, numatyti tą paspaudimo kainą CPC. Bet, sakyčiau, didžiausia vertė slypi giliau analizuojant paieškos intenciją. Žinai, ketanimą. Ką tu jų meni? Dažnai klystama vaikantis tų bendrinių žodžių su didelė apimtimi, bet neįvertinama, ar žmogus tuo metu tik ieško info, ar jau pasiruošęs pirkti. Tai šitas įrankis, jis padeda priimti protingesnius sprendimus jau pačioje pradžioje, kuriant tas raktažodžio grupės. Supratau. Ne tik kiekis, bet ir kokybė. Ką tas vartotojas galvoja. Gerai, o kaip dėl planavimo į ateitį? Straipsnėje minimas našumo planavimo įrankis – Performance Planner. Taip, Performance Planner skirtas būtent tam prognozavimui. Jis remiasi istoriniais duomenimis, rinkos tendencijomis ir leidžia numatyti, kokie galėtų būti kampanijų rezultatai, kiek konversijų, kokios išlaidos. O koks čia būtų praktinis patarimas? Svarbiausia užtikrinti gerą konversijų sekimą. Jei nežinosi, kas tau yra vertinga konversija, tai ir įrankio prognozės, nebus labai tikslios. Bet šiaip jis padeda efektyviau paskirstyti biudžetą tarp kampanijų, siekiant tos maksimalios grąžos. Aišku, duomenų kokybė visur svarbu. Judam toliau prie kasdienybės palengvinimo. Google Ads Editor. Kokie čia privalumai? O čia tai geras dalykas. Tai nemokama programa leidžia dirbti neprisijungus prie interneto. Didžiausias pliusas – masiniai pakeitimai. Gali koreguoti pasiūlymus šimtams raktažodžių, keisti skelbimų tekstus, kurti kampanijas, žymiai greičiau nei naršyklėje. Tai turbūt labai taupo laiką, ypač su dideliam paskyrom. Tikrai taip. Bet yra vienas svarbus niuansas – sinchronizacija. Prieš pradedant dirbti, būtinai reikia atsisiųsti naujausius duomenis, o pabaigus įkelti pakeitimus atgal. Pasitaiko klaidų dėl neatidumo čia. Geras pastebėjimas. Na, o jeigu valdomos kelios paskyros, kas aktualu agentūroms didesniems įmonėms, turbūt valdytojų paskyras, anksčiau MCC vedintos, yra tiesiog būtinybė. Visiškai teisingai. Be valdytojų paskyrų, efektyviai valdyti daug klientų ar padalinių būtų praktiškai neįmanoma. Jos leidžia viską matyti vienoje vietoje. Suvestinius duomenis, greitai šokinėti tarp paskyrų, taikyti bendrus nustatymus, generuoti atskaitas. Toks centralizuotas valdymo pultas. Tai labai suprastina viską. O kalbant apie efektyvumą, automatizacija. Automatinės taisyklės ir įspėjimai. Kaip jie padeda? Šitie įrankiai, jie nuima dalį to rankinio rutininio darbo. Galima nustatyti taisyklės, kurios automatiškai kažką padarytų. Pavyzdžiui? Tarkim, sustabdyti raktažodį, jei jo konversijos kaina per brangi pasidarė. Arba padidinti biudžetą gerai veikiančiai kampanijai savaitgalį. O įspėjimai, jie praneša apie svarbius dalykus. Staiga išaugo išlaidos, atmesti skelbimai. Leidžia greitai reaguoti. Viskas aišku. Ir galiausiai analizė ir, platesnės galimybės. Ataskaitų kūrimo įrankiai ir API prieiga. Trumpai apie juos. Ataskaitų įrankiai, tai yra absoliučiai būtina. Jie leidžia matuoti ir suprasti rezultatus. Analizuoti pagal ROI, CTR, konversijų kainą ir taip toliau. Tai duoda pagrindą sprendimams optimizavimui. Ir beje, tie duomenys turėtų grįžti atgal į planavimą, koreguojant strategiją. O API? API prieiga. Čia jau sudėtingesniems integracijoms. Sujungti Google Ads duomenis su CRM, verslo analitikos platformomis, automatizuoti labai specifinius procesus. Tai ypač aktualu dideliems įmonėms, kurios nori maksimalaus efektyvumo ir, individualių sprendimų. Tai apibendrinant, matom, kad Google Ads siūlo tikrai galingą arsenalą.
Ir jeigu juos naudoja apgalvotai, Būtent. tai galima ne tik automatizuoti darbus, bet ir priimti tiesiog protingesnius sprendimus, kurie veda prie geresnių rezultatų verslui. Tiksliai. Ir gal pabaigai tokie mintis pamastymui. Šiandien viskas taip greitai keičiasi. Svarbu ne tik mokėti naudotis kiekvienu įrankiu atskirai. Tikroji meistrystė, sakyčiau, ir tas konkurencinis pranašumas yra gebėjime kūrybiškai jos derinti tarpusavėje. Suprasti, kaip jie veikia kartu ir nuolat adaptuotis prie naujovių. Ypač prie dirbtinio intelekto, kuris vis labiau ateina į reklamą. Kaip mes galime tam pasiruošti ir, išnaudoti tai.